Na kągi, sveiki ir vėl. Em, Mėnesis pasibaigė ir rašau jau antrąjį video šį vakarą. Pirmasis video neįsirašė normaliai. Tenka perrašinėti. Supratau, kad kai įrašinėjai screenshotą su garsu, tai reikia vis tiek laikyti jį pakankamai aktyvų, nes jeigu jis užgesta, tai ir baigėsi ir video. Tai aš taip pat mokausi ir tą noriu pabrėžti, aš nesu ekspertas. Tai yra tiesiog mano kelionė finansų srityje. Matau, kad kol kas viskas juda gera linkme, man esu patenkintas, nors aišku šie metai buvo tikrai pakankamai sudėtingi. Pinigai plaukia visai kitur, visai kitos investicijos buvo daromos su šiek tiek didesnė marža, procentinė grąža, tai nuspręsta buvo taip, kad portfelius paliksim kol kas ramybėje ir bus investuota kitur. Tai va, bet 2024 žada būti tikrai neblogi metai. Tai va, tai kas pasikeitė nuo praeito mėnesio? Nuo praeito mėnesio matom, kad portfelio suma šiek tiek sumažėjo. Berods praeito mėnesį buvo virš 16 tūkstančių suma. Sumažėjo dėl to, kad padidėjo suma teisminiam išieškojimui perduota. Buvo apie 800 praeitą mėnesį su, nežinau, 8,5 gal šimto, o dabar va štai 1191, beveik 1010 eurų. Nieko čia tokio, čia viskas gerai, žodžiu, man tai visiškai negazdinanti suma. Tai tiesiog eilutė plus prie tokios rizikos, tai yra tikėtina, kad ten suma kažkokia tai bus. Bet svarbiausia eilutė man yra visiškai ne ta. Tos eilutės čia nėra šitoje aplikacijai, tiksliau internetiniai jų svetainiai. tą eilutę galima pamatyti jų appse naują. Atsisiunčiate, prisiregistruojate ir ten matosi ataskaitos skiltyje, kiek jūs tą mėnesį susigeneravote tik tais palūkanų. Tai būtent šita eilutė man yra svarbiausia, visos kitos eilutės visiškai nesvarbios. Tam radau ir patvirtinimą šį mėnesį, radau tokią mintį, kad turtingi žmonės paprastai perka savo laisvą laiką, tai dėl to tai ir darau. Geriau dalį tų pinigų, kuriuos uždirbu dirbdamas bei parduodamas savo laiką, tai dalį tų pinigų gali skirti laisvo laiko savo pirkimui. Ir jeigu tu gali ten, tarkim, susigeneruoti, pasižiūrėjau, kiek šiemet susigeneravo jau iki šios akimirkos palūkanų beveik 1800 eurų. Plius, aišku, tam tikra suma, kuri yra po pardavimo esančių palūkanų, tai jau galima, manau, kad tikrai jau šiemet virš 2000 yra jau sugeneruota palūkanomis, tai jeigu tu gali tą padaryti per metus, einant tokiu būdu, perkant tą laisvą laiką savo, tai o kodėlgi neėmus ir nepadarius, kad kiekvieną mėnesį kristų ten po 2000 eurų. Tai va čia yra tas toksai, negalutinis tikslas, bet toks tikslas pirmoji siekiamybė iš principo. Aišku, kito yra dar daugiau įvairiausių tikslų, nes kaip ir reiktų siekti tikslus gyvenime, mažai žingsniukais, nes kitą kartą mes išsigastam tų didelių žingsnių, kuriuos reiktų padaryti, norint pasiekti vieną ar kitą tikslą. Tai bet ne apie tai, kalbame apie finansus. Tai va taip atrodo tas portfelis. Jeigu turit kažkokių klausimų, kažko jums nepapasakojau, kažkas jums ten nesigauna, šiaip įdomu sužinoti, pasigilinti, paklausti mano nuomonės vienu ar kitu klausimu, jeigu žinosiu, atsakysiu, bet iš principo tai šitas YouTube kanalas yra tiesiog mano patirties pasidalinimo vieta.
nesu aš kažkoks ekspertas ar dar kažkas, bet galiu vertinti tik tais iš savo patirties. Tai vėlgi visus sprendimus, kas liečia jūsų situaciją, jūs turite visiškai pilnai atsakingai priimti tos sprendimus. Savarankiškai pasidomėję, įsigilinę ir taip toliau, ir taip toliau. Plius investavimas yra tokia sritis, kur dėl to ir yra daug investavimo vietų, nes žmonės renkasi skirtingas tas rizikas, skirtingas turto klases, kad prisirastų tą poreikį savo. Tai visada rekomenduojama yra investuoti į tas vietas, kurias geriausiai išmanote. Arba, jeigu norite išmanyti, pasigilinate. Ir tik tais tada darote sprendimus. Nors yra kita medalio pusė, sako, gali tie aktyviausiai žmonės sako, pirmą ženk žingsnį, o po to išsiaiškink. Na, yra ir toks metodas mokinimuose. Faktas. Tai šiam kartu tiek, atsisveikinu ir iki kitų kartų.